Pagaliau iš Kretingos atvykom, išlipom čia Mosėdį pakrašty. Da būt mane išleidęs pačiam miestelį, kas netinka. Man čia toj sankryžą reikia išlipti. O į lenkimų pusę keliauja. Jaučias, kad Mosėdis akmenų kraštas. Akmeninės sienos pilna. Šiandien turbūt rimčiausias žygis šių metų. Šiaip netaip išsirašiau 2 dienų žygį su nakvynė gamtoje. Čia Skoda rajone keliaujam. Nuo sankryžos į Mosėdį, pro Daukšius, Daukanto gimtinė Kalvius, iš ten į Lenkimus, kur jo mama palaidota, ir nuo ten iki senosios Impilties, kandas rast 7 pagal dydį Lietuvos akmenį ir kitą dieną pro Laukžemį į Šventąją ateiti. Tai noriu pratęsti, kad per 2 dienos planuoju nueiti apie 55 km. Ir oras šiandien nėra karšta, stiprokas vėjas. Nu, kad vėjas stiprokas nelabai, bet kad ne karšta gerai. Lietaus nerodo, tai turėtų būti gerai. Tikiuosi nebus stebuklų. O daugiau matysim, kaip čia seksis. Jau nueita kokie 3 km, gal 3,5 netgi. Išeinam iš Daukšių kaimo. Koks kamins senovinis. Dabar rodo Lenkimai 11 km, bet mes truputį nusuksim ant Kalvių ir nuo ten tada pasieksim Lenkimus. Ten nuvežęs, kad nerūko. Čia gan laksto šito keliu, nes čia tarp Mosėdžio, Daukšių ir Lenkimų. Traktoriai, pienovežiai, lengvasis. Pradžiai jau nuo pusė, tai šiaurės vakarų vėjas labai nešdulkės ant manęs. Bet ten palei taisyklės eit, nueinu ne palei taisyklės. Anoj pusė, kai jau tai vienas pristabdė. Mažiau dulkių, bet čia kiekvienas nepristabdė. Reikia čia sustoti, užkast trumpam. Blindos su muštiniai. Tai užkaskime čia prie šieno rytinių.
tokie traktoriai vikšriniai. Tyra čia kitokios. Jau rugiai pjūtė prasidėjo. Laksto ir laksto čia traktoriai su priekabom. Vilnius grūdų. O kiek daug Skuodo rajone laiko karvyčių. Čia kokia 3 vieta, bet čia didelė banda, čia kokius 30 karvių. Dviejose vietose buvo irgi po 20-15 karvių. Ir to keliu laksto čia Žemaitijos pienas, tai surinkinėja pieną panašu. Matos kaip sušaudytas ženklas. Kažkokia orinė ar kita ginkla. Mes čia prieinam ties Litvinų kaimų Skuodo rajone geležinkelio pervažą, kuri veda iš Kretingos į Skuodą. Pervaža čia kaip ir apleista. Panašu, kad čia iki traukiniai nebevažiuoja. Bėgiai dar išlikę. Bet pažiūrėkit, čia viskas užnešta, tai tikrai 100 metų čia nevažiavo traukiniai. Medžiai jaučiau. Sukamės į Litvinų kaimą. Ir ties čia maždaug nueita apie 10 kilometrų. Įdomiai skamba Litvinų kaimas slaviškai. Reiškia lietuviai. Kodėl jie taip pasivadino, ar jie kokie sugrįžę iš Maskolijos, ar iš kažkur, gal iš Gudijos litvynai. Jau nebetoli Daukanto tėviškė. Ir jau esame prie pat Kalvių kaimo čia, kur gimė Simonas Daukantas, berods ten tas namelis dešiniau. Ir tokia trumpa istorija, kad Simono Daukanto tėvas buvo Jurgis, o mama Ona. Ir abu tėvai ir mamos 3 dieveriai dalyvavo 1794 metų sukilime prieš Maskolius. Berods jie dalyvavo mūšyje prie Liepojos. Tuoj prieisim tą vietą. Ir kiek skaičiau, kad Simono Daukanto, aš taip suprantu, tėvų namelis buvo išlikęs iki 1940 metų. Ir jį kažkaip liktai giminaičiai išsivežė į Kauną. Ta pagrindinė troba liktai. O ant tos trobos liktai pamatų buvo pastatytas svirnas liktai. Nu, kai prieisim arčiau, ten gal bus aiškiau parašyta. Kad ten gan ilgai po karo šitą Daukantų sodybą valdė jų, nu, giminės, ten pronukiai ir Prušinskai pavardė buvo. Aš tolėliau galvoju, kad čia muziejus koks. Va čia prie pat yra Daukanto gimtinė ir traktorius kaip tik važiuoja. Čia turbūt žmonės savo atgautoj žemėje pasistatė sklypelį, o čia yra tai, kur gyveno Simonas Daukantas. Pirmasis parašęs lietuviškai Lietuvos istoriją. Ir aš turiu jo knygelę išleistą, aišku, šiais laikais, kuri vadinasi Būdas senovės žemaičių ir lietuvių. Tai nueita apie 15 kilometrų. Kaip tik yra pavėsinė, va čia pavalgysim.
Aš ir to džiaugiuosi ir linksminuos, jog pirmasis tarp lietuvių gudresniems vyrams, norintiems rasti kelią praskyniau. Simonas Daukantas. Ir čia kažkur turėjo stovėti jo tėvų troba, bet kažkaip ją nukėlė į Kauną, lyg ir išvežė, taip rašė. Ir ant tos vietos trobos pamatų lyg tai pastatė šitą svirną. Šioje sodyboje 1793 metais spalio 28 gimė istorikas ir literatas, švietėjas Simonas Daukantas. Tai ką, reikia užkasti kiaulės ausyčių, turim bulkytę ir savų agurkų. Daukanto gimtiniai. Skanių pietų. Ir skanaus agurkiuko. Tikrai puikiai vieta yra, saliukai ten pavėsinė, žadėjom ten valgyti, bet čia gera. Iš patyrusių keliautojų ir kariškai girdėjau, kad jeigu yra proga sustoti, visada nusimauk batus, pailsim kojas. Čia įdomus toksai stendas Daukanto Odisėjos. Kaip jisai gimė Kalvijuose, mokėsi Kretingoj, tada Žemaičių Kalvarijai, buvusiai Varduvoj, taip Palangoj, susitikė su Mykolo Akelaičiu Šatrijos kalne. Berods Mykolas Akelaitis 63 metų sukilimo organizatorius. Tučiuose pas Kontrimą buvo irgi sukilėlių rėmėjas. Kyviliuose buvo su Akelaičiu to pačiu. Mes Kyviliuose buvom nesenai. Rygoj turbūt dirbo ir mokėsi. Pas Smuglevičių Peterburge dirbo. Svirlukį pas Jauną Sviriauką. Šitą nežinau, Papiliai pas Vaišvilą, tai jau čia gyveno iki savo mirties ir ten mirė. Jau yra kapas Papiliai. Dabar girdėjau, kad ant Piliakalnio šlaitas to Piliakalnio Daukanto kapo slenka ir gali būti ir nuslinks. Varniuose buvo pas Valančių dar. Vilniuje buvo. Tai buvo labai aktyvus veikėjas Daukantas. Bet vis dar žaliuoja. O čia klevas yra. Kamienas tuščias. Obelis. Oboliukų prikritę kažkokių tai. O čia dar ta vieta labai buvo užkurta to pakvaišelio Patrakelio Samoškos Žemaičio. Čia buvo paslėptas lagaminas. Visi važiavo ir čia žiūrėjo, ieškojo lobio. Žinoma, jau jo čia nebėra. Čia buvo padėta. Čia visko įspūdžiuosi, senas šulinys. Tai ką, dabar keliausim tada į Lenkimus. Ir Lenkimų bažnyčios šventoriuje palaidota Simono Daukanto mama yra. Bandysim tą kapą. O kur tėvas Jurgis palaidotas, man taip ir nepavyko rasti. Arba bus Lenkimų kapinėse. Na, ar jei ne ten, tai aš tada nežinau.
Čia vietiniai vėjo malūnai sukas Žemaitijai. Tiksliau vien sukas, kaip ilsis. Matos, kad ne iš tų didžiųjų kompanijų vietiniai ūkininkai. Vėjas šiandien neblogs, tai sukas. Kažkodėl mes ne. Bet čia yra saulės jėgainių prikepta plokščių. Tai praeinam šito vieškelių lauką ir išlendam prie lenkimų. Simono Daukanto mamos kapo. Galbūt ten Daukantą krikštė lenkimų bažnyčiai. Bet tiek toliau. Čia toks ruožas lauko ir atspėkit, kas čia, kokia kultūra. Pagaliau lenkimai. Lenkimuose gandras tupi. Greit bus 20 km. Lenkimų miestelio kapinaitė. Čia dauguma naujų kapaviečių. Tai aš galvoju, kad čia paieškosiu Simono Daukanto tėvų kapo, tai mamos jau aišku kur. Rašė, kad Šventvariai bažnyčios, o tėvo tai niekur neradau. Spėju, kad būsiu radęs, esam Lenkimų bažnyčios Šventos Onos bažnyčios šventoriai. Šitas rausvas antkapis. Čia yra Simono Daukanto motinos kapo epitafija, kaip rašoma. Ir čia parašyta, jau nebeįskaitoma aišku, bet čia ilsės dievųjį Kotryna Audinatė, pirmo Stanislovienė, Jaučienė, paskui Jurgienė Daukantienė, kuri gyvena sumišimus svieto regėję ir kentėję didžius vargus ir rūpesčius savo amžiui metuose 1795 buvo garsiojoje mūšėje buvo Liepoje, lygi savo vyro ir 3 dieveriais. Dievus jie buvo davęs 5 dokteris ir 2 sūnų. Regėjo savo vakus, turėdama 90 metų amžiaus, savo parsiskyrė su čiomis vieto metais 1842 lapkričio mėnesės 9 dienai auštant, palikusi šiame pasaulį bevargstančius 2 dokterė į sūnų, kuri raudodamas savo mylingos, išmintingos motinos vienamoje toje akmenį padėjo. Čia prie senųjų Lenkimų miestelio kapinių yra ir sovietų karių kapai. 45 metų. Paminklas, iškas Adinagėlės ir čia rusiškas pavardas. Šurajev, Šurkotonov, Šurkilov, Usonov. Daugybė buvo kažkoks mūšis, matomai. Čia daug laidota.
A jums teka, kad girdėt tokį nerealų pavadinimą Rojaus kelio gatvė. O čia lenkimos ir tokį. Aš apakęs. Šita pušis kokių 200–300 metų senumo. Labai storų kamienų. Ir čia yra pušų kapai. Judam link senosios Impilties kaimui. Prieš tai reikia akmenis rasti. 7 pagal dydį Lietuvoje. 7,7, 7,8, 7,9. Tai va, stotelės, o suoliukų nėra. Prisėsčiau, palsėčiau, nu nežinau. Žolytės galima pavėdėsi, bet matysim. Autobusas važiuoja kažkoks toksas. Iš Skoda. Aš skaičiuoju eilinį sykį toliau. Kažkur buvo tas autobusas nukirtas skaičių man. 7, 7,1, 7,2, 7,3. Čia tokia sena pušis. Gal 100 metų, pusantro. Koplytėlė. Keliu į senąjį Impiltį. Po lenkimų. Jam žinom, keliavom toliau ir skaičiavau dabar kažkur 80, 81, 82. Ir ateinam į Jodeikius Skodo rajone, netoli pasienio. Blinda nebūtų blinda, jeigu neįveiktų tai, ką įsiplanavęs jau. Nežinau, kaip jums naujai lietuviai, o jums įdomiau, kaip Samuška, man sudėjo lobius, nuvažiavo su mašina, surinko lobis. Jums buvo atrakcija, kaip aš keliauju pešiom. Aš šiandien, pavyzdžiui, praeisiu kokį 40 km. Pamatysiu tą patį. Nu, ne visai tą patį, daugiau negu ką jums norėjo Samuška parodyti. Mano atrakcija buvo 100 eurų, marškinėlių ant lipduko, o dabar ką aš matau. Taip galbūt neįdomu, važiuoja traktoriai su grūdais. Išpylė grūdus, kombainai važiuoja. Nukulti plaukai. Ir aš buvau sumodau, kad padaryti. Dabar tą piliaką nelaukia 7 pagal dydį akmuo Lietuvoj laukia. Nu tai prašau. Neseniai nukulta. Matau teisingai, nes šių laikų, sakykim, senojo tikėjimų atstovai, sakykim taip, turbūt smūrė šitą meninę aukrą. Katalikų koplyčia yra ten. Senosios Impilties alkakalnis. Bet dabar yra svarbiausia, ko aš čia trenkiaus šitam žygį į Žemaitijos užkampį kažkokį prie Latvijos sienos, vakarų Latvijos sienos. Su traukiniu reikėjo važiuoti į Šiaulių Kretingą, ten persėti autobusą ir nuvažiuoti Mosėdį ir nueiti čia per visus kaimus iki čia, kad aš noriu surasti 7 pagal dydį Lietuvos akmenį, kuris vadinasi Kūlis kažkaip, didysis Kūlis. Daubos Kūlis, va, Daubos Kūlis. Čia neaišku kaip reikės, čia nėra nei privažiavimo, nei kažkokios nuorodų, nieko. Čia reikės per lauką brist, pribrist prie kažkokio upelio. Tam bus tas akmuo ir tada gal mes skirsim tą upelį ir išeisim ten, kur mums reikia. Čia didysis yra laukia nuotykis. Ten bus dar tokia sodyba. Ir mes šiandien pasirinkau tokį nuotykį, kad suras šitą akmenį dar šiemet.
Nes 2 akmenys iš 10 didžiųjų aš šiemet suradau vos gėlų. Suradau ir moka prie Šventosios upės. Tai šitas turėtų būti 3 ir aš bandysiu dabar jį surasti. Gali būti, kad tas akmuo yra vienas iš sudėtingiausių atrandamų akmenų, nes nėra iki jo jokio privažiavimo, jokio keliuko. Tai va prieisim dabar čia šito keliuko. Paeinam šitą upelį kažkokį tai alkupį. Tada eisim laukų palei viską iki to akmens. Kaip tas laukas atrodys, tai mes tai pamatysim. Galim pasidžiaugti, nes yra kažkoks keliukas šitam lauke link to akmens, bet čia gali būti, kad jis greitai baigsis. Jis turėtų eiti ten tiesiai teko upelis. Prie to upelio maždaug buvo ten tiesiai vėjo malūnas. Ten turėtų būti tas akmuo. Aš manau, kad jį rasim tikrai. Čia nėra tokia jokie dilgelynai, ganyklos. Namie, kai žiūrėjau šitą žemėlapį, galvojau, kad bus blogiau, reikės eiti palei šitą kraštą, čia per pievą, neaišku per ką, nes žemėlapį nėra, aišku, čia pieva ar ganyklos, kas, bet pasirodo, kad čia dabar yra takelis aptropjautas, nes kažkur važiuoja ūkininkai. Kiek tas takelis ves, tai tik ir eisim, bet jis veda link akmenio. Nu, dabar čia yra užtvara, kad privati zona turbūt. Čia panašu, kad tą sklypą kažkas nupirko, nes iškirsti medžiai čia kažkada augę. Nu, šiaip savo patys užaugę, nes tai iškirsta. Ten buvo šlagbaumas, kad negalima čia eiti, važiuoti, ir čia keliukas nupjautas. Panašu, kad link to akmens mes einam. Gal truputį biškį šoną. Nežinant, kur yra tas akmuo, tai jo nerasi. Dabar aš einu pagal žemėlapį, orientuojas, kur aš esu, ir tai artėjom prie to akmens. Nes tas keliukas nuo privačios valdos, tai veda ne link to akmens. Netoli, bet ne. Aišku, dar reikia tikėtis, kad kažkas tiksliai pažymėjo to akmens vietą. Nes jeigu nukrypimas yra nemažas, tai mes čia nerasime. Bet šiaip jau esam netoli, kažkur 100 metrų, tai pažiūrėsim, ar jis yra ar ne. Tai ką, radau tą akmenį. Nes čia taip apleista tokia aikštelė, neapaugus. Jeigu būtų čia apaugę, tai nerastume tikrai. O tas akmuo, jis nėra aukštas, jis yra didelis. Kaip ir daugmaž tiksliai buvo pažymėta ta vieta. Jie atrasti 7 pagal dydį Lietuvos akmuo. Man lieka atrasti dar 3 pagal dydį iš 10, 3. 3 lieka atrasti akmenys. Šiemet atradau 3 akmenį. Tai atradau vos gėlų akmenį prie Ukmergės. Tiksliau, ne prie Ukmergės, prie Anykščių berods. Ir moka prie Ukmergės. O šitas yra prie šitas yra Skuodo rajonas. Štai tas akmuo. Jis nėra aukštas, bet jis didžiulis. Ar kiek jisai po žemėje? Kur akmuo
Į lentelę. Čia visą aikštelę tokne. Nebuvo taip sunku, bet o kur atminimo lentelė, kur kažkokie, kad, ai va, ten kažkas yra surūdyje. Ta lentelė. Tai šitas akmuo, dėl ko šiandien keliavau, tai vadinasi akmuo Daubos kūlis, kurio aukštis beveik 1,5 metro, ilgis beveik 9 metrai, plotas 6,5 metro. Blynas toks. Ir aš turėjau ateiti ten lauku, nusileis nuo to kalno. Vos matė šitas akmuo. Dabar kažkaip bandysim kirsti tą upelį, išeiti vieškeliu į lauką į senosios Impilties kaimą. Sako, kad prie to akmens vaidenasi šmėklos. Baugu čia naktį. Dabar dar vienas iššūkis nuo to akmens. Čia perlipt tą upelį. Čia įmanoma gal. Jaučiu, kad čia reikės taip užsvilkmės 2 metrus. Dilgelių masažas, tai gal aš nelabai dabar noriu. Turim prieiti upelį, kuris nėra baisus. Aš čia ilgi užtrukau apsivilkdamas. Striukė. Kažkokia košė. Truputį nustebino, bet yra panašu bebrų darbas, tai kad tą bebrų darbą mes ir Čia senosios Impilties bebrai, tai labai tiesiai čia yra. Tai belia kaip užtengia tą upelį. Čia sausas perlipta. Taip jie čia biškite. Lianų yra. Taip. Kepurė man krenta, aišku. Kaip čia prinės. Pasipėnis. Labai aukštai, čia labai žemu. Dabar čia nesusimatome. Bebrai daro, kad jiem gerai. Mes lipam. Taip perlipam tą upelį. Per bebrų brasą, čia biški dargalynai. Išeinam iš jų, užlipsim į kalną, būsim kaime. Čia labai tankiai, nuobodžiai. Jau skruzdėlės apnyža ant rankų, tai nieko tokio. Eisim link piliakalnio. Šiaip ne tą parėjom. Šeimininkė praleido ir šunės nuramina. Kokie 3 šunys. Pagatai kasti. Saka, eikit per kiemą. Kažkaip nuo to akmens per upelį. Per bluzginus išlindom į jų kiemą, tai saka, eikit per kiemą. Į kojas nesikabinam, tai tas ir gerai. Nebūčiau kada neįsusapnavęs, kad keliausiu po senosios Impilties kaimą. Tai prieisime piliakalnį. Čia rodo, kad senosios Impilties antrasis piliakalnis, bet aš link jo neįsiu, nes čia pora upelių, tai to ir nežymus kalnelis, tai eisim link pagrindinio piliakalnio. Kadangi tiltelis yra, tai galim nueiti tada. Net užšikti.
tas piliakalnis. Išeina jau pūdymus kuo toliausiai. Čia net nepajungta buvo. Pagrindinis piliakalnis senosios Impilties. Ten buvo antrasis. Šitas yra įspūdingas. Senosios Impilties piliakalnis pagrindinis. Opa! Čia piliakalnis kaip arena. Pačioj Daugų. Galima rengti koncertus. Vienas iš įspūdingiausių piliakalnių. Čia kokie 10-15 metrų daug buvo nuo kalno paviršiaus. Turiu leisti žemyn, nes čia yra užtvanka praeiti. Čia yra užtvanktas upelis, teks apeiti jį. Tos durys atsidaro, neatsidaro. Eik per čia eiti. Taip mandriai sugalvota čia. Sakykim, kad čia yra žvalgybinis bokštas. Ko он čia padirba? Užtvanka. Į senosios Impilties kaimas. Impilties upelis, čia kaip išėjo. Išstums. Ten piliakalnis. Tokie dyvai čia. Kadangi esam pasienį, tai dingo ryšys su giminėm Šiaulių kraštą. Bet ačiū Dievui liko GPS, kur rodo, kur aš esu. Pasienį su Latvija. Na tai džiaugiamės, ko turim ir žygį šiandien link pabaigos. Liko kokie 7 km. Tai mažų ryšį ir pagausiu prie raganos trobelės. Tai galbūt tenais. Kertam kaimelį ir matysim. Tai čia krūmuose yra apaugęs. Net negalvoju, kad čia tai bus toks parkas.
Bobelės akmuo, raganos akmuo. Gal jau, yra ten akmuo. Bet kas čia per takas pakilimo. Kaip Putinas Trumpas Putinai nutėsi. Čia mūsų nakvynė. Akmuo būdelė arba raganos akmuo. Iki šičia nueita apie 35 kilometrai. Sakoma, kad čia vaidenasi prie šito akmens. Ir mes čia nakvosim. Pasakojama, kad seniau akmens vietoje stovėjo trobelė. Jie gyvenusi pikta ragana, kuri visus atvykusius nakvoti paversdavo į akmenis. Sykį vienas jaunuolis sužinojo burtų paslaptį. Jam pabučiavus raganą užkiktieji atgijo. Raganos trobelė pavirto didelių akmenių, vadinamų kulių trobelė. Tokia legenda. Tai va, esu prie bobelės trobelės. Ką aš padarysiu, kad nėra ryšio su Šiauliais, su giminėm ir Latvijos pasienis. Nutraukta viskas. Viskas yra čia gerai. Oras puikus, saulutė šviečia, ne karšta, vėjas pučia. Už poros valandų sutems, čia kažkas mažiau pradės važinėti. Čia trobelė beveik kaip siena gynybinė. Ir mes nuliksim iki kokį 4 rytą. Anksti kilsim dar su tamsa, manau. Ir keliausim į Šventąją prie jūros, matai. O tenais jau matysim, kaip gintrą paieškosime. Ir paeisime į Šiaulius. Toks būtų puikus žygis. Viskas šiandien praėjo gerai. Tai tiek. Jėgai grėžė. Vėlės šaltas kučiai. Malūnai ūžė. Ale vėsu. Nedaug didėjo. Šalta. Va čia tai išbandymas. Keiktis nesikeikti. Norėčiau stipriai nusikeikti. Užėjo lietus. Nežinau. Jas 5 minutės. Nudavė lietus ir nurimo. Jokio lietaus nerodė, nepasiruošė. Išmaudė. Ir viskas. Ir nebėra lietučio. O šlapės viskas dabar. Reikia eiti pirmin. Nes lietus išmaudė. Kažkur po 3 valandų paryčiai. Už valandos tik prašvis. Be 24 kažkur. Nu tai ačiū tau lietutį. Kažkur 5 ar 10 minučių nudavai. Ačiū. Vietoj žadintuvo. Keliaujam labai į Šventą. Dar būtume pamiegoję valandą. Ne. Tu norėjai anksčiau pažadinti. Ačiū. Jau švinta. Taip silpnai.
atrodo, kad dar per kamerą tai tamsu, bet realiai tai švinta. Kažkokiu 15 minučių turėtų būti šviesa. Kamera baigė įsikrauti, telefonas irgi 40%, kas man labai svarbu, GPS ir autobuso bilietai. Ir powerbankas su šlapės sugebėjo įsijungti prožektorių ir toliau savo šviečia, niekaip neina jo išjungti. Tai tikiuosi dar pavyks pasikrauti telefoną. Gal neužtrumpins, nes šlapės pilnai. Powerbankas, viskas šlapė. Beveik prie šito. Ir dantuką man skauda. Jau ne pirmą dieną. Tiltas per Šventąją. Aš jau einu antrą sykį. Pirmą sykį jau, kai man buvo 39. Tai buvo mano gimtadienį. Dėmesio dingušų. Mes čia su draugais praėjom šitą vietą. Reikia čia prisėsti. Ta proga. Iki Šventosios liko apie 3 kilometrai. Jau. Kiek tu gali šviest? 2 valandas. Čia tratinė energija. Man dar telefoną reikia pasikrauti, tikiuosi neužtrumpins. Viskas šlapia. Tai labryt, jau Šventoji. Gal už pusę kilometrą jūra. Girdžiu kaip ošia. Šventosios upė. Tuoj. Pagaliau prie jūros. Mums vėjas šaltas. Bet prie jūros. Žygis kaip ir baigtas. 3 dienų įveikėm, nenumirėm. Sveika partija. Kaip tu šiandien putoji? Šiandien tikrai nesimaudysim. Dabar taip mėgučio noris. Dar pažiūrim jūrą truputį ir kažkur reiks į kopos, bet debesis labai irgi negražas. Nebus antras raundas. Gal tu nori pradžiūti mano mėgmaišiai ir čia tamsus debesis. Neaišku, kas bus, gal bus ir lietuvis. Gal lėkti į Šventąją kažkur po stopų. Bandysim pamiegoti čia. Vėjas užkopose. Kaip porą valandėlių. Daug dėvė, kad nelyta. Lyg ir vėjas pučias debesis. Jūros ant žemyn. Deja, bet lietus užėjo, tai teko ieškoti kažko pastogės, tokia nuo ledūčio. Gal neatsiras greitai kažkas. Šalta, nieko nepamiegojo, reikia lysti kokį pastatą. Sušildant kavytas pasiėmėm. Kažkaip padės. Šventoji irgi turi betono aikštę. Oi, kokia graži betoninė aikštė. 16 laipsnių laukia tik tai. Kažkas išvažiuoja paundą, kažkas sėdi toliau. Su babutėm čia pašnekėjom. Nežinojau, kad yra čia tokia būdelė. Skaitos autobusų stotis Šventosios. Bet kaip šilta čia. Dabar tik pažiūrėjau. Šaltis krešia, tiesa.
Pasirodo, kai iš čia važiuoji, o tų stotelių 3. Ten, kur sėdėjau, kitoje gatvės pusėje ir čia. Tai greičiausiai iš čia. Visą dieną lintam kurorte. Čia pasirodo tokie įdomi autobusų stotis Šventųjų. Galima nuo lietaus ir šiltai ir tualetai yra. Puiku. Tai ką dar? Einam prie jūros, tada parlėkiam ir važiuosim. Nemiegoti ant viską. Palangoj gal irgi nueisim prie jūros. Gintarą renka, einam pažiūrėti. Pavyko rasti šiek tiek gintariuko. Mažai kas renkia. Nebėra laikas čia žaisti. Tai ką pasiėmėm dar karštą, ką tik iškeptą čeburėką. Važiuosim į Palangą. Nes jau valgyt noriu.